Girivardhari Yasuranandana Bhajajaranjana Yasuranandana Bhajajaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasudanandana Vrajajaranjana Yasudanandana Vrajajaranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Tiravanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnupad Paramahansa Paravadakacharya Stada Satashi Srimad Stavangri Sisi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupad Paramahansa Paravadakacharya Stada Satashi Srimad Stavangri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnavinda Ki Iskant Vandrachaya Stavangri Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Navadi Mayapur Dham Ki Ganga Mayi Ki Muna Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Harinam Sankirtan Ki Grantha Raj Srimad Bhagavatam Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Gopimananda. Glorious to the Simul devotees, glorious to the Simul devotees, glorious to the Simul devotees, glorious to Shri Shri Guru Govinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 8, text 31. Skaitome Srimad Bhagavatam, pirmą giesmę, 8 skyrių 31 tekstą. I just read it myself, right? Yeah, there's no verse in it. Gopya dade tvayi kritaga siddhamatavad Yate dashashru kalilanjana sambramaksham Vaktram neniya bhayabhavanaya stitasya Samam vimohayati birapi yad bhaveti. Gopi, the cowherd lady, Gopė, Yasoda. Adade took up paėmė
Tvayi on your kai tu Kritagasi, creating disturbances sukėlei triukšmą, by breaking the butter pot. sudaužęs puodą su sviestu, Dhamma, rope. virvę, Tavat, at that time. tuomet Ya, that which. ta, Te, your. tavo, Dasha, situation. padėtis, Ashu Kalila, overflooded with tears. pilnos ašarų, Anjana, ointment. dažų, Sambrama, perturbed. išsigandę, Aksham, eyes. akys, Vaktram, face. veidas, Niniya, downwards. žemyn, Bhaya Bhavanaya, by thoughts of fear. baimingų minčių, Stitasya, of the situation. dėl padėties, Sa, that. tai, Mam, me. mane, Vimohayati, bewilders. trikdo, Bhiyapi, even fear personified. net pati įsikūnijusi baimė, Yat, whom. kurio Bibeti, is afraid. bijo. Translation, my dear Krishna, Yasoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Vertimas. Brangus Krišna, kai tu prasikaltai, Jašoda paėmė virvę, norėdama tave surišti, ir iš išgąsčio kupinų tavo akių pabiro ašaros, nuplaudamos dažus nuo tavo blakstienų. Tu išsigandai, nors pati įsikūnijusi baimė bijosi tavęs. Tas vaizdas glumina mane. Purport. Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. Komentaras. Posmas dar kartą paaiškina, kaip glumina aukščiausioje viešpaties žaidimai. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Kaip jau sakyta, aukščiausiasis viešpats yra aukščiausiasis visur ir visada. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. Čia pateiktas konkretus pavyzdys, kad viešpas, likdamas aukščiausiojų, sykiu gali būti ir paklusnus žaisliukas savo tyro bhakto rankose. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only, and while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. Tyras viešpaties bhaktas tarnauja viešpačiui vien iš tyros meilės. Atlikdamas atsidavimo tarnystę, tyras bhaktas negalvoja apie aukščiausiojo viešpaties didybę. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. Ir reikia pasakyti, aukščiausiam viešpačiui labiau patinka, kai jo bhaktai jam tarnauja spontaniškai, iš grinosios meilės, be jokio pagarbaus susižavėjimo. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. Dažniausiai bhaktai lenkiasi viešpačiui su baiminga pagarba, bet ypač viešpačiui patinka, kai bhaktas, kupinas jam šilčiausių jausmų ir meilės, jaučiasi svarbesnis už jį patį. The Lord's pastimes in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit.
Pirminėje viešpaties buveinėje Goloka Vrindavane jo žaidimai persmelkti būtent tokios dvasios. The friends of Krishna consider him one of them. Krišnos draugams jis vienas iš jų tarpo. They do not consider him to be of reverential importance. Jiems netrodo, kad viešpats vertas pagarbos ir garbinimo. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. Viešpaties tėvams, kurie yra tieri bhaktai, jis paprasčiausiai jų vaikas. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Tėvų bausmės ir jos sužadėtinių priekaištai viešpačiai mielesni ir teikia daugiau džiaugsmo negu vedų himnai. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancées more palatably than the Vedic hymns. This is James. joint It's joint. sentences. Okay. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Goloka Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother, Yasoda. Kai iš transcendentinės Goloka Vrindavanos karalystės viešpats Krišna nužengė į materialųjį pasaulį, kad žmonių džiaugsmui apreikštų savo amžinus žaidimus, jis parodė puikų paklusnumą įmotei Jašodai pavyzdį. The Lord, in his naturally childish, playful activities, used to spoil the stocked butter of Mother Yasoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. Viešpas, kaip tai dažnai daro išdykę vaikai, pragaišindavo mamos Jašodos sukauptą sviestą, daužydamas puodines ir dalindamas jų turinį savo žaidimų draugams bei bičiuliams, įskaitant ir garsiasis Vrindavanos beždžionėlės, kurios mielai naudojosi viešpaties dosnumu. Mother Yasoda saw this, and out of her pure love she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. Mama Jašoda tai matė ir iš tyros meilės norėjo parodyti, ketinanti nubausti savo transcendentinį vaikutį. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up as is generally done in the ordinary household. Ji paėmė virvę ir pagrasino viešpačiai surišinti jį, kaip tai paprastai daroma visose šeimose. Seeing the rope in the hands of Mother Yasoda, the Lord bowed down his head and began to weep, just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. Pamatęs mamos Jašodos rankose virvę, viešpats nulenkė galvutę ir pravirko visai kaip paprastas vaikas. Jos kruostais riedėjo ašaros, nuplaudamas dažus nuo jo nuostabių akių. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. Kunti Devi žavisi šio viešpaties paveikslo, nes supranta iškilę viešpaties padėtį. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother who wanted to punish him just in an ordinary manner. Jis, kurio bijosi pati įsikūnyjusi baimė, dabar išsigando savo mamos, norėjusios nubausti jį, kaip mamos paprastai baudžia savo vaikus. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yasoda was not. Kunti suvokė Krišnos didybę, o Jašoda ne. Therefore, Yasoda's position was more exalted, Therefore, Yasoda's position was more exalted than Kunti's. Todėl Jašodos padėtis iškilesnė negu Kuntės. Mother Yasoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. Mama Jašoda gavo viešpatį už savo vaiką ir viešpats padarė taip, kad jie visiškai užmirštų, jog jos vaikas pats viešpats. If Mother Yasoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. Suvokdama viešpaties didybę, mama Jašoda tikrai nesiryžtų bausti viešpaties. She was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yasoda. Tačiau viešpats ją privertė užmiršti apie tai, nes norėjo mylinčiai Jašodai būti pačiu tikriausiu vaiku. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental filial love. Abipusė motinos ir sūnaus meilė reiškėsi visiškai natūraliai ir ši scena visiškai suglumino Kuntę. Indirectly, Mother Yasoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child.
Šitaip, ji netiesiogiai pašlovino ir motiną Ješodą dėl jos neprilygstamos meilės, nes jos klausė pats viešpats, visagalis viešpats, jos mylimasis vaikas. Omagyanatimirandasya Gananjana Salakaya Chakshu Unminitam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Garim Yat Kripatamaham Vande Shri Gunam Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavadi Paschachade Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Queen Kunti Devi is here meditating on Krishna's wonderful pastime with his mother Jasoda. Taigi čia karalienė Kunti Devi medituoja į nuostabius viešpatės Krišnos žaidimus su jo motina Ješoda. And she's expressing her bewilderment at the appearance that Krishna had of being afraid of his mother. Ir čia Kunti Devi išreiškia savo suglumimą, pamačiusi, kaip Krišna bijo savo motinos. And she was bewildered because what she perceived, what she saw, was that Krishna was actually afraid. Ir tai, kas ją suglumino, buvo tai, kad jinai suvokė, kad Krišna iš tikrųjų bijo. And this was difficult for her to understand. Ir jai tai buvo sunku suprasti. Prabhupada begins in the purport saying this is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Lord. Ir Prabhupada savo komentare kalba apie tai, kad tai yra dar vienas suglumimas, kurį sukuria viešpatės žaidimai. We heard yesterday about some of the apparent contradictions that exist in the Supreme Lord himself. Nes vakar girdėjome apie tai, kad atrodo egzistuoja prieštaravimai pačiame viešpatyje. In fact, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions several of these contradictions in one of his commentaries. Ir viename iš savo komentaro 10 giesmėje Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mini kelis tokius prieštaravimus. That by his nature Krishna is self-satisfied. Iš savo prigimtimi viešpats yra patenkintas savyje. Although he is self-satisfied, he suffers from hunger. Nors jisai savyje patenkintas, vis dėlto jisai patiria alkį. He's aptakama, which means automatically fulfills all of his desires. Jis yra aptakama, tai reiškia automatiškai patenkina savo troškimus. Yet he is dissatisfied and desirous of prema. Bet tačiau jis yra nepatenkintas ir trokšta premos. Though Krishna is the personification of peace and pure goodness, Krishna yra tyros dorybės ir ramybės įsikūnymas. He becomes angry. Tačiau jisai supyksta. Krishna is the master of the goddess of fortune. Krishna yra sėkmės deivės sutuoktinis. Yet he steals butter like a beggar. Tačiau jis vis dėlto vagia sviestą kaip elgeta. Though Krishna instills fear in all through time and death, Nors Krishna sukuria baimę visiems ir net pačiai baimiai ir mirčiai. he flees in fear of Yashoda's stick. Jis vis dėlto bėga nuo mamos Ješodos lazdos. Though Krishna travels at the speed of the mind, Nors Krishna keliauja proto greičiu, he is easily caught by the firm grip of his mother. vis dėlto jisai jį labai lengvai pačiumpa mama. Though Krishna is condensed bliss, Nors Krishna yra kondensuota palaima, he cries in sorrow. vis dėlto jisai iš liūdesio verkia. Though Krishna is unlimited and all-pervading, Nors Krishna yra beribis ir visą persmelkiantis, he is limited by being tied up. vis dėlto jis yra ribotas, nes buvo surištas. A lot of contradictions there. Tiek daug prieštaravimų. How to reconcile them? Kaip juos visus išspręsti? Generally, it's very difficult to reconcile contradictions. Paprastai būna sunku išspręsti prieštaravimus.
But in Krishna, the only way we can reconcile any contradiction we may perceive in his character Tačiau Krišnos asmenybė, mes vienintelis būdas išspręsti tuos prieštaravimus, kuriuos matome jo charakteryje, is by understanding what is the emperor of all of his characteristics. mes galime tai padaryti tik tai supratę, kokia yra pagrindinė jo charakteristika. If we know what is the emperor or the highest position of all of his characteristics, Jeigu mes suprantame, kas yra visų jo charakteristikų imperatorius, užimantis aukščiausią padėtį, just as an emperor can conquer all of his enemies, lygiai taip pat, conquer all the other kings, kaip imperatorius gali nugalėti visus savo priešus, visus kitus karalius, the emperor of Krishna's qualities that conquers all other qualities Krišnas visų savybių imperatorius nugali visas kitas jo savybės. is described as Bhaktavatsalya, Tai yra aprašoma kaip Bhaktavatsalya, which is how he reciprocates with the love of his devotees. tai yra kaip jis atsiliepia į savo atsidavusių meilę, How he becomes, as Prabhupada explains in the purport, a plaything in the hands of his devotees. kaip jisai tampa, kaip Prabhupada paaiškina savo komentare, žaisliuku savo atsidavusių rankose, How he becomes subordinate to the love of his devotees. kaip jisai tampa pavaldus savo atsidavusių meiliai. This is his greatest characteristic. Tai yra pati didžiausia jo charakteristika. And Vishwanath Chakravarti Thakur describes it as Bhushanam, it is Krishna's ornament. Ir Višvanata Čakravarti Thakur aprašo tai kaip būšinam Krišnos papuošalą. It appears that Krishna sometimes may be partial in dispensing his mercy. Kartais gali atrodyti, kad Krišna yra šališkas, dalindamas savo malonę. And some people may look at that as Dushanam or as a fault. Ir kai kurie žmonės gali žvelgti į tai kaip į dušinam arba jo trūkumą. But it's not a fault, it's an ornament. Tačiau tai netrūkumas, tai papuošalas. It's the most wonderful, attractive feature of Krishna. Tai yra pati gražiausia, patraukliausia Krišnos savybė. That is, although he is the supreme personality of Godhead, Kad nors jis yra aukščiausias į Dievo asmuo and he is the controller of everything, ir visa ko kontroliuotojas, he likes to be controlled by the love of his devotees. jam patinka, kai jį valdo jo atsidavusių meilę. Prabhupada explains this in the commentary in the 10th canto of the Bhagavatam. Prabhupada paaiškino tai Šrimad Bhagavatam 10 giesmėje. To the verse Nayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutta, Jisai komentuoja posmę jam Sukhapo Bhagavan, where Krishna is easily accessible to Krishna. Gopika Sutta, the son of Mother Jasoda, is easily accessible to those who are engaged in spontaneous devotional service. Jisai sako, kad Krišna, kuris yra mamos Ješodos sūnus, jisai lengvai pasiekiamas tiems, kurie užsima spontanišką atsidavimo tarnystę. But he is not accessible to those who are engaged in mental speculation, Bet jo negali pasiekti tie, kurie užsima proto spekulacijomis, to those who engage in austerities and penances, tiems, kurie užsima askezėmis or to those who identify the body as the self. ir tiems, kurie tapatina save su kūnu. And in this verse, actually, Shukadeva Goswami is explaining Krishna's quality of Bhaktavatsalya. Ir žinoma, šiame posme Šukadeva Gosvamis paaiškina Krišnos Bhakti Vatsalya, That he makes himself easily accessible and controlled by pure unalloyed love, or Kevala Bhakti. kad jį kontroliuoja ir padaro lengvai prieinamą būtent Kevala Bhakti arba tyra atsidavimo tarnystė. And Prabhupada explains it in the commentary to that verse, Ir tada Prabhupada komentare šitam posmui paaiškina. that it's not that Krishna is controlled by his devotee. Tai nereiškia, kad Krišna kontroliuoja jo bhaktai. He makes it very clear. Jisai paaiškina tai labai aiškiai. He is controlled by the love of his devotee. Jį valdo jo bhaktų meilė. The emphasis is there, of course, is in the love. Ir žinoma, čia pabrėžiama meilė. And therefore Krishna very naturally reciprocates with love. Todėl Krišna labai natūraliai atsiliepia į meilę. Nasadi yatu mam yogo nasyanka dhamma udava, as explained in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam 11 giesmėj Krišna paaiškina Udavai, How Krishna becomes subordinate to the love of his devotee. kaip Krišna tampa pavaldus savo atsidavusių meiliai. He cannot be controlled by Sankhya, Jo negali kontroliuoti nor Sankhya, by mystic yoga, taip pat mistinė joga, nor by taip austerities, pat askezės. just like we oftentimes quote that verse by Prahlad Maharaj Mes dažnai cituojame Prahlados Maharadžos when he's posmą, speaking to his classmates, kuris kalba su savo klasės draugais. where he says to his classmates, my dear friends, Jisai sako savo klasės draugams, mano brangus draugai, you can't control or you can't please the Supreme Personality of Godhead, even if you become an expert Brahmin.
Jis sako, jūs negalėsite valdyti, negalėsite patenkinti aukščiausiai Dievo asmens, net jeigu tapsite patyrusiais brahmanais. Or even if you become advanced in etiquette or vast learning. Arba netgi jeigu įsigysite labai daug žinių, išsimokslinimo. Nor by austerities. Taip pat ir askezėmis negalite. Nor by chastity. Taip pat nei dorybėmis, Nor by accepting vows. nei duodami įžadus Nor by great ir sacrifices. atlikdami didžiulius aukų atnašavimus. None of these things will awaken the Lord's attention, His pleasure. Ne vienas iš tų dalykų nepatrauks viešpaties dėmesį, nesuteiks jam malonumo. The Lord is pleased only when one has unflinching love for Him. Ir viešpats yra patenkintas tik tai, kai žmogus jaučia jam netrikdomą meilę. Without the sincere devotional service, everything else is a show. Be nuoširdžios atsidavimo tarnystės visa kita yra tik tai šou. What Krishna is looking for is those who have love. Ir Krišna ieško tų, kurie myli jį. He likes to be controlled by those who love Him. Jam patinka, kai jį valdo tie, kurie jį myli. That is how He derives His pleasure. Taip jis patiria savo malonumą. Although He is aptakama, and which means that He's make all arrangements for His own pleasure. Nors jis yra aptakama ir pats gali susiorganizuoti visus savo malonumus, He's unsatisfied because He's desirous of prema, as Vishwanath Chakravarti Yes. Thakur says. jis yra nepatenkintas dėl to, kad jisai trokšta priemas, kaip sako Višvanata Čakravarti Thakura. He wants love. Jis nori meilės. He wants to reciprocate that love. Jis nori atsiliepti į šitą meilę. So it is that love which the devotee has towards the Lord, Tai yra ta meilė, kurią atsidavęs jaučia viešpačiui, which makes the Lord very much inclined to become subordinate to the love of that devotee. Ir tai šitą meilę padaro viešpatį, priverčia viešpatį norėti, atsiduoti tokiam atsidavusiam. And as Prabhupada says, it's not the devotee, but it's the love of the devotee that controls him. Ir Prabhupada jisai paaiškina, kad ne pats baktas, o bakto meilė kontroliuoja viešpatį. One who has unflinching love, flinching attitude of service, Krishna becomes very much attracted by that. Ir kai baktas turi tokią netrikdomą meilę arba netrikdomą tarnystės nuotaiką, viešpats būna labai patenkintas. This is how to get the attention of the Lord. Taip galima gauti viešpaties dėmesį. The Lord is very much inclined. He's looking, where's love, where's love? Viešpats labai linkęs ieškoti, kur meilė, kur meilė. We may try to get the attention of the Lord by some other measures. Mes galime bandyti susilaukti viešpaties dėmesio kitais būdais. But it's not austerities that captures His attention. Tačiau neskezės pačiumpa jo dėmesį. It's not great Ir sacrifices. nedidžiuliai aukų atnašavimai. This doesn't awaken, it doesn't get His attention. Tai nepatraukia jo dėmesio. Nor by even accepting vows. Ir lygiai taip pat net ir duodant įžadus. Nor by becoming great learned pundits or scholars. Net ir tapus didžiuliais išsilavinusiais panditais mokslininkais. This doesn't awaken attention of the Lord either. Tai lygiai taip pat nepatraukia viešpaties dėmesio. Prabhupada would oftentimes quote the verse Bhagavat Bhakti Hinasya Jati Shastram Chapastapa Apranasiva Dehanam Mandanam Lokaranjanam. That for a person who's devoid of bhakti, even if he is expert a Brahmin, Prabhupadas dažnai cituodavo posmą, kad net jeigu žmogus yra labai patyręs brahmanas, bet neturi atsidavimo, advanced in etiquette and vast learning, net jeigu jisai turi labai didelį išsilavinimą, labai even if plačias he žinias, can chant all kinds of Vedic mantras, net jeigu jisai gali kartoti pačias įvairiausias vedinės mantras, even if he performs all kinds of ir net austerities, jeigu jis atlieka pačias įvairiausias askezes, they're all like ornaments on a dead body. visa tai yra tik tai papuošalai ant mirusio kūno. They simply serve the concocted pleasures of the general populace. Jie iš tikrųjų skirti patenkinti viešąją publiką. What is the value of ornaments on a dead body? Kokia vertė papuošalų ant mirusio kūno? Therefore, emphasis is being made. What is the value of knowledge if it doesn't awaken our love for Krishna? Ir todėl pabrėžiama, kokia vertė iš visų šitų žinių, jeigu jos nepažadina potraukio meilės What is the Krišnai. value of austerities if it doesn't lead to awakening our love for Krishna? Ir kokia prasmė iš askezių, jeigu jos nepažadina mūsų meilės Krišnai. Great sacrifices, Ir taip pat aukų atnašavimų prasmė. accepting vows. Ar įžadų prasmė. Prahlad says, no, these are all a show. Ir Prahladas sako, ne, visa tai yra tik tai šou. If they're devoid of unflinching devotion, Jeigu nėra atsidavimo, tyra atsidavimo, and as we oftentimes emphasize on this point, ir mes dažnai pabrėžiame, kalbėdami apie tai, it's a show because Krishna is not looking. tai yra tik tai šou dėl to, kad Krišna nežiūri į tai. Krishna looks at those who have love. Krišna žiūri į tuos, kurie turi meilę. And therefore, if we perform these activities trying to get Krishna's attention, but Krishna is not looking there.
Tačiau ir jeigu žmogus įstengiasi atlikti visą šitą veiklą tam, kad patrauktų Krišnos dėmesį, Krišna vis dėlto jį nežiūri. So in this particular pastime of Mother Jasoda and Krishna, Ir šitame konkrečiame žaidime su motina Jašoda ir Krišna we see something very wonderful. mes matome labai nuostabų dalyką. We see how the love of Mother Jasoda conquers Krishna. Mes matome, kaip mamos Jašodos meilė nugali Krišną. We oftentimes give that story that Srila Prabhupada gives. We like it one of our favorite stories. Mes dažnai pateikėme tą istoriją, kurią Prabhupada pasakoja mums, tai viena iš mylimiausių istorijų. Gurudas Prabhu must remember this story. Ir Gurudas Prabhu tikrai turi atsiminti šią istoriją. Prabhupada talks about the Prime Minister Gladstone. Prabhupada kalba apie premjerministrą Gladstone. How Prime Minister Gladstone, who was a very great Prime Minister, Premjerministras Gladstone'as buvo labai didelis ministras. and one day he was visited by a very important person. Ir vieną dieną jie aplankė labai svarbi asmenybę. I believe it was the ambassador. Galbūt tai buvo ambasadorius. And the ambassador went to the secretary and said, I'm here to see the Prime Minister. Ir šitas ambasadorius atėjo pas sekretorių ir sako, aš noriu pamatyti premjerministrą. And the secretary said, please sit down and wait a minute, I'll go tell the Prime Minister. Ir sekretorius jisai pasakė, prašau prisėskite vieną minutėlį, aš nueisiu pranešiu premjerministrui. The secretary went into the room, Sekretorius nuėjo į kambarį and then she came out after a few minutes and said, the Prime Minister is busy right now, but he says, if you sit down and wait, he'll be ready for you soon. ir sekretorė tada išėjęs, jis pasakė, dabar premjerministras labai užsiėmęs, bet jeigu jūs prisėsite ir kažkiek palauksite, jis tikrai jūs priims. Time was passing, Laikas bėgo, 15 minutes, praėjo 15 minučių, minutes. 20 minučių, half hour, pusvalandis, 45 minutes, 45 an minutės, hour. valanda. After an hour, Ir po valandos the ambassador was thinking, wait a minute, I'm the ambassador. What's so important that he's keeping me waiting so long? ir ambasadorius galvoja, palaukit, kas čia vyksta, tokio svarbaus, kad aš ambasadorius priverstas laukti visą valandą. How he was thinking. Įsivaizduokit, ką jisai I galvoja. had an appointment with the Prime Minister and he's kept me waiting for a whole hour. Aš turėjau paskirtą susitikimą su premjerministru ir laukiu jo visą valandą. What's so important? Ką tokio svarbaus jis daro? So when the secretary left the room, she left the door open a little bit. Ir kai sekretorė išėjo iš kambario, jinai paliko truputį pravertas duris. So the ambassador became sufficiently impatient after 1 hour and he decided to look in to see what's going on in there. Ambasadorius po valandos buvo truputį toks nekantrus ir nusprendė pats pažiūrėti, kas ten vyksta. And when she looked on, and when he looked in the door, Ir kai jis pažiūrėjo pro duris, he saw the Prime Minister pamatė premjerministrą with his grandson on his back. su anūku, kuris sėdėjo jam ant nugaros. And the grandson was riding him like a horse. Ir anūkas jodinėjo ant jo kaip ant arklio. Imagine, Įsivaizduokit, Prime Minister, premjerministras, big position. aukšta padėtis. But what's more important? But kas- Ambassador, big position. Ambasadorius yra aukšta padėtis. But what was more important to the Prime Minister? Bet kas buvo svarbiau premjerministrui? Being a horse for his grandson. Būti arkliu savo anūkui. His grandson would kick him Anūkas spardydavo į kojomis and he would jump. ir jisai šokinėdavo. And his grandson was riding him in this way. Ir anūkas taip jodinėjo ant jo. So Prabhupada tells this story to help us understand a little bit about Krishna. Ir Prabhupada pasakoja šitą istoriją, bandydamas padėti mums suprasti apie Krišną. That Krishna likes to be controlled by those who love him. Kad Krišna mėgsta, kai jį valdo tie, kurie jį myli. Now, I'm sure you cannot imagine if the ambassador went into the office and said, Prime Minister, would you please get on the floor? I'm going to chastise you and ride you like a horse. Ir jūs galite įsivaizduoti, kad ambasadorius ateitų į kabinetą ir pasakytų, premjerė ministrai, prašau gulkitės ant žemės, aš noriu jūs nubausti, aš dabar ant jūsų jodinėsiu kaip ant arklio. The Prime Minister would immediately assume his Aishvarya Bhav. Premjerministras iš karto parodytų savo Aishvarya Bhavą. What do you mean, get on my back? Ką turiu omenyje, sakydamas, kad nori sėsti man ant nugaros? No, but he would never in any way he would relent to such a statement by the ambassador. Ir tikrai premjerministras jokių būdų nepasiduotų tokiam ambasadoriaus teiginiui. But Kevala Bet means those who have
unflinching, unalloyed love for Krishna. Tačiau keivala reiškia tie, kurie turi netrikdomą vieną kryptį atsidavimą Krišnai. And that means they don't consider Krishna's opulences. Tai reiškia, kad jie visiškai negalvoja apie Krišnos turtus. The opulences are just disturbance. Seeing the opulence of Krishna are disturbance to those who have Kevala Bhakti. Ir regėti Krišnos prabangą, jo turtus yra tiesiog trikdymas keivala bhakti, tyram atsidavimai. And although they may see them, Ir nors jie gali matyti šitą prabangą, it's not very important. tai nėra jiems labai svarbu. What's more important to them? Kas daug svarbiau jiems Relationship. - santykis. What's more important to them is, who is Krishna to me? Kas daug svarbiau jiems, tai yra kas yra Krišna man. There's relationship. Tai yra tas santykis. And therefore, the opulences, they do not in any way distract devotees who are situated in the platform of Kevala Bhakti. Ir todėl šita Krišnos prabanga visiškai netrikdo tų bhaktų, kurie yra keivala bhakti padėti. From that relationship. Netrikdo šito jūsų santykio. Just like Mother Jasoda, she would see demigods showering flowers from the sky when Krishna was returning from the pasturing grounds. Lygiai taip pat kaip mama Jašoda, jinai matydavo, kaip pusdieviai beria gėlės iš dangaus ant jos sūnaus, kai šis grįždavo iš ganyklos. And she would think, how wonderful is my son. Ir ji galvodavo, koks nuostabus mano sūnus. Just look at the demigods showering flowers. Pažiūrėkite, pusdieviai beriant jo gėlės. She wouldn't think, Jinai negalvodavo, demigods o pusdieviai showering flowers? mėto gėlės. Who is he? Kas jis toks? No, he's my son. Ne, čia mano sūnus. So wonderful. Jis labai nuostabus. The demigods, even the demigods appreciate my son. Net ir pusdieviai vertina mano sūnų. Her love is her love for him dominates that relationship. Ir jos meilė jam dominuoja šitą santykį. So much so that Krishna reciprocates that love. Taip stipriai, kad Krišna atsiliepia į šitą meilę. Krishna likes to be controlled. Krišnai patinka būti valdomam. He doesn't want to always be God. Jis visiškai nenori būti Dievu. He likes it better when those don't look at him as God. Jam labiau patinka, kad tie, kas myli jį, žiūri jį kaip ne į Dievą. He likes it better when his friends jump on his back and play with him. Jam labiau patinka, kad jo draugai užšoka jam ant nugaros ir žaidžia su juo. As Prabhupada says here in the purport, and when the gopis chastise him, it steals Krishna's mind from the reverential hymns of the Vedas. Arba kaip Prabhupada sako čia savo komentare, kad kai gopės bara jį įvairiausiais žodžiais, tai pavagė jo protą, atitraukė jo protą nuo vedų himnų. The Vedas personify. You could be standing there, unlimited hymns, but yet when the gopis are chastising Krishna, mind immediately goes there. Įkūnytosios vedas gali stovėti šalia ir deklamuoti pačius įvairiausius ir daugybę himnų, tačiau kai tik tai gopės pradeda barti Krišną, jo dėmesys iš karto šoka prie gopių. He likes it. Jam tai patinka. That's how he enjoys. Tai kaip jisai patiria malonumą. That's his pleasure, pastimes. Tai jo malonumo žaidimai. Otherwise, he has nothing else to do. O kitokiu atveju jis neturi ką veikti. Natasya karyam karanam chavidyate, natatchamas chabjikas chajushite, parasya shaktiya vividhaya shuyate, svabhaviki jnana balakriyacha. Krishna has nothing to do. Sakoma, kad Krišna nieko neturi ką veikti. Nothing he has to do. Nėra dalykų, kuriuos privalėtų daryti. Namam karmani limpanti name kama palespriha. Krishna says, there's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. Ir Krišna taip pat sako, namam karmani limpanti, nėra jokios veiklos, kurią aš privalėčiau atlikti, ir lygiai taip pat jokios veiklos pasiekmes prie manęs nelimpa. Anyone who knows this truth about me will also not become entangled in the fruit of reactions of work. Ir tik kiekvienas, kuris supranta mane kaip tokį, jis taip pat niekada nesusipainio savo karminių pasiekmių grandinėse. Krishna doesn't have to do anything. Ir Krišnai nieko nereikia daryti. Because everything is done very naturally and systematically through his multifarious energies. Dėl to, kad visa automatiškai atlieka jo pačios įvairiausios ir gausios energijos. One may think if Krishna doesn't have to do anything, he must lead a very boring life. Ir kažkas gali pagalvoti, kad jeigu Krišna neturi ką veikti, jisai turėtų gyventi labai nuobodų gyvenimą. No, but if we didn't have anything that we had to do, we would do what we want to do. Ne, jeigu mes neprivalėtumėm nieko daryti, mes darytumėm tai, ką norime. And that's Krishna's life. Ir toks yra Krišnos gyvenimas. Krishna's life is doing everything he likes to do. Krišnos gyvenimas yra tai, kad jis daro tai, kas jam patinka daryti. We should not be envious of that. Ir mes neturėtum jam pavydėti. Right? Just as
Krishna told Idang tu te guya tamam pavak shamana suya vegana vigana sahitam yajgat for moksha se subhat. Krishna said, because you're never envious of me, I'll tell you some confidential truth about me. Ir Krišna sako Arjunai, kadangi tu niekada man nepavydė, aš tau papasakosiu slaptingiausių žinių apie mane. I reveal this most secret wisdom, knowing which you'll become freed from all the miseries of material existence. Aš tau skleisiu labai slaptingą išmintį, kurias patyręs, tu išsivaduosi iš visų materialios egzistencijos kančių. Don't be envious of the fact that Krishna is the supreme enjoyer. Nepavydėkite tam faktui, kad Krišna yra aukščiausias besimėgaujantis. Because there is a conclusion that has to be there if Krishna is the supreme enjoyer. Nes turi būti tokia išvada, kad Krišna yra aukščiausias besimėgaujantis. It's an indisputable conclusion that has to be there. Tai yra, šita nediskutuojama išvada turi būti. If Krishna is the supreme enjoyer, Jei Krišna yra aukščiausias besimėgaujantis, I'm enjoyed. aš esu tas, kurio mėgaujamasi. That's the conclusion that has to be there. Tokia išvada turėtų būti. My life is meant for Krishna's pleasure. Mano gyvenimas skirtas Krišnos malonumai. And I'm meant to give him pleasure, and I'm meant to be enjoyed by him. Aš esu skirtas suteikti jam malonumą ir tam, kad jisai mane mėgautųsi. So one who knows this truth about Krishna knows that Krishna simply enjoys being with those who love him. Ir jeigu žmogus pripažįsta tai, kad Krišna yra aukščiausias besimėgaujantis, supranta taip pat ir tai, kad Krišna mėgsta būti su tais, kurie jį myli. So although there is nothing he has to do, Ir nors jisai neprivalo nieko daryti, because everything is done by his multifarious energy, nors viską atlieka jo gausios skirtingos energijos, his loving pastimes displayed in association of his eternal associates and Goloka Vrindavan are the highest representation of Krishna's love for his devotees. Ir todėl visi jo žaidimai, jo pramogos, aukščiausiai meilės žaidimai ir pramogos, aukščiausiai jo buveiniai Goloka Vrindavanai yra aukščiausia jo meilės išraiška. And this particular pastime displays how Krishna likes to become subordinate to love. Ir šitas konkretus žaidimas, jisai parodo, kaip Krišnai patinka būti pavaldžiam savo atsidavusiu meilį. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentaries to these verses explains. Vishwanatha Chakravarti Thakuras komentarę šiam posmui paaiškina. And it is a very wonderful commentary. Ir tai yra labai nuostabus komentaras. That Mother Jasoda, she was wanting to tie up her son Krishna to punish him because that's what a mother does. Paaiškina, kad mama Jašoda norėjo surišti Krišną dėl to, kad jinai norėjo nubausti savo sūnų, nes taip elgėsi visos mamos. Part of that Vatsalya Bhav, that Vatsalya Prema is that he's my son, when he does something wrong, something mischievous, I need to chastise him. Ir Vatsalya Bhavas dalis yra tai, kad jis mano sūnus ir jeigu jis daro kažką neteisingo, aš turiu jį nubausti. So Mother Jasoda, she wanted to punish Krishna because Krishna was being very mischievous. Ir mama Jašoda norėjo nubausti Krišną dėl to, kad Krišna buvo labai išdykęs. As Prabhupada was saying, that Krishna was going and he was collecting the yogurt and he was distributing it to the monkeys. Kaip Prabhupada paaiškina, kad Krišna jisai vaikštinėjo visur aplinkui, jisai vogdavo sviestą ir jogurtą ir dalindavo jį beždžionėms. Krishna was known for his mischievous activities in collecting the yogurt and butter hanging from the pots and the rafters. Krišnai yra labai garsus tuo, kaip jisai vagia sviestą ir jogurtą paslėptą pastogėse, puodose pakabintose ant lubų. One time Mother Jasoda was looking for Krishna and she entered into the room and saw Krishna in his hand, cut Krishna with his hand in the pot of yogurt. Vieną kartą mama Jašoda įėjo į sandėlį ir pagavo Krišną, kuris buvo pasilipęs ir kišo ranką į puodynę. And immediately Krishna could understand, oh, my mother's caught me. Ir tuoj pat Krišna suprato, mano mama mane pagavo. So he said to his mother, he said, oh, look, Ma, my wrist was being burnt by these bangles on my wrist. Ir I had to put it in the butter too. Ir Krišna pasakė, pažiūrėk, mama, mano ranką nudegino visas šitas apyrankės ir aš turėjau įkišti savo ranką į jogurtą, kad atvėstų. And this is part of his mischievous nature. That was his explanation he was giving for having his hand in the pot. Ir tokia dalis jo išdaigų, jisai surado tokį paaiškinimą, kodėl buvo įkišęs ranką į puodynę. At one time when Mother Jasoda was entering in, Krishna was
Well, before Mother Jasoda had entered, and Krishna was also stealing the butter. Ir vieną kartą Krišna vėlgi prieš ateinant mamai Jašodai buvo vogęs sviestą. Krishna saw his reflection in the pillar. Ir Krišna pamatė savo atspindį ant kolonos. And he spoke to the reflection and said, "Oh, what are you doing here?" Ir jisai pamatęs atvaizdą atspindį pradėjo kalbėti su juo. O tu ką čia darai? Although it was his reflection, he was thinking it was somebody else watching him. Saying, "Don't tell what I'll do." Ir nors tai buvo tik tai jo atspindys, vis dėlto galvojo, kad čia yra kažkoks kitas žmogus patalpoje ir pasakė, prašau, niekam nesakyk. If you don't say anything to Mother Jasoda about it, I'll share some of the butter with you. Ir jeigu tu nieko nesakysi mamai Jašodai apie tai, kad aš vagiu sviestą, aš tikrai su tavim pasidalinsiu. He's known for his mischievous Jis yra labai activities. garsus savo išdaigomis. It attracts the attention, not only of Mother Jasoda, but it attracts the attention of all the residents of Vrindavan. Ir šitos pramogos išdaigos jas patraukė ne tik tai mamos Jašodos, bet ir visų Vrindavano gyventojų dėmesį. All the elderly gopis of Vrindavan, they would come and they would sometimes complain to Mother Jasoda about the mischievous behavior of her son. Vyresnės Vrindavano gopės jos dažnai ateidavo pas mamą Jašodą ir skųsdavosi Krišnos išdaigomis. How he would come into their homes and steal butter from their rafters. Kaip Krišna ateina į jų namus ir vagia sviestą pakabintą pas jas palubėj. And they would try to catch him and stop him and say, "Stop, thief." Ir jas bandydavo sustabdyti jį, pagauti jį, vagi. And Krishna would say, "Thief, I'm not a thief, you're the thief. Ir Krišna sakydavo, aš vagis, ne, tai tu vagis. This is my butter." Čia mano sviestas. And they would come and they would actually complain to Mother Jasoda for his mischievous activities. Ir jos ateidavo pas mamą Jašodą ir skųsdavosi dėl jo išdaigų. But when they would come and they would complain, they would start speaking to Mother Jasoda. They would say, although he's doing so much mischievous activities, Ir kai jos ateidavo ir skųsdavosi, jos galiausiai pasakydavo, nors jisai daro visas šitas išdaigas, actually we're not so much disturbed. iš tikrųjų mūsų labai tai nejaudina. And Mother Jasoda, this, of course, there's a lot of detail to this, but we should get back to the stealing the butter. Aišku, čia yra labai daug detalių, bet mes vėl turime sugrįžti prie tos istorijos, kaip Krišna vagia sviestą. But the point is that Krishna was stealing butter from the rafters, and Mother Jasoda was thinking, I need to chastise my son. Taigi, kaip ten bebūtų, Krišna vagia sviestą pakabintą palubėje ir mama Jašodai galvoja, kad aš turiu nubausti savo sūnų. So she began running after him with a stick. Taigi jinai pradėjo vytis jį su lazda rankoje. Now, of course, Krishna is running out of fear of Mother Jasoda, and that's the point that's being made here. Žinoma, Krišna jisai bėga bijodamas mamos Jašodos ir tai pabrėžiama šiame posme. And actually it's explained that Krishna was manifesting these crocodile tears in his eyes. Ir yra sakoma, kad Krišnos akise pasirodė krokodilo ašaros. Because at first he was actually pretending to be afraid. Nes iš tikrųjų iš pradžių jisai apsimetė, kad jis bijo. But when he saw Mother Jasoda getting closer with that stick, Tačiau kai jis pamatė, kad mama Jašoda su šita lazda artėja prie jo, then he really became afraid. tada jis tikrai pradėjo bijoti. It was real fear. Tai buvo tikra baimė. And this is what Kunti Devi is so bewildered about. Ir tai labiausiai klaidina Kunti Devi, Because Kunti Devi, she has Aishwarya Gyan. kadangi Kunti Devi turėjo išvarję gyaną. And she understands Krishna as the Supreme Personality of Ir God. jinai laiko Krišną aukščiausių dievo asmeniu. And she's thinking, it would all make sense if Krishna was simply pretending to cry. Ir jinai sako, kad būtų viskas prasmė, būtų viskas aišku, jeigu Krišna apsimestų, kad jisai bijo. There would be nothing bewildering about it. Nieko gluminančio tame nebūtų. He's God and he's pretending to Jis cry. yra dievas, jis apsimeta, kad verkia. But why was Kunti so bewildered? Bet kodėl Kunti buvo tokia suglumusi? Kunti was so bewildered because she saw that Krishna wasn't pretending to cry. Ji buvo suglumusi dėl to, kad matė, kad Krišna neapsimeta, kad verkia. He was actually afraid. Jis iš tikrųjų bijojo. And she's saying, this sight is bewildering to Ir me. jinai sako, šita tavo pusė mane klaidina. Krishna is controlled so much by the love of his devotee that he becomes even afraid of Mother Jasoda. So much reciprocates that love. Taigi Krišna taip pasiduoda savo atsidavusią meilę, kad Krišna bijo mamos Jašodos, taip stipriai jis atsiliepia į jos meilę. Vishwanath Chakravarti Thakur also explains Ir Višvanata Chakravarti Thakur taip pat that is paaiškina, also the nature of Krishna, his reciprocal love with his devotees. kad tai taip pat Krišnos prigimtis, kad jis atsiliepia į savo atsidavusią That meilę. one of the characteristics of Krishna in Goloka Vrindavan, that he's mugdha, he becomes bewildered. Viena iš Krišnos charakteristikų Goloka Vrindavane yra, kad jis yra mugda, jis yra sutrikęs. The love of his devotees is so powerful Ir atsidavusių meilė tokia galinga, that he forgets he's God. kad jis pamiršta pats, jog yra Dievas. The devotee
doesn't think that Krishna is God. Atsidavęs negalvoja, kad Krišna yra The Dievas. devotee is only thinking, Krishna is my son, Krishna is my friend, Krishna is my lover. Tai atsidavęs galvoja, kad Krišna yra mano sūnus, mano draugas, mano mylimasis. Krishna is so much controlled by that devotional mood of his devotee. Krišna taip stipriai valdo tą atsidavusią nuotaiką, He forgets he's God. kad jis pats pamiršta, kad yra Dievas. And by forgetting he's God, he reciprocates that love in a very wonderful way. Ir pamiršdamas, kad yra Dievas, jis atsiliepia į atsidavusią meilę pačiais nuostabiausiais būdais. Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives the analogy Višvanata Chakravarti Thakur pateikia analogiją, that when the bee enters into the lotus flower, kai bitė įskrenda į lotoso žiedą, there's so much nectar in that flower. tame žiede tiek daug nektaro. And when the bee enters into the lotus, sometimes the flower closes up and captures the bee. Ir kai bitė įskrenda į šitą lotoso žiedą, kartais lotosas užsiveria ir pagauna bitę. And the bee's trapped. Ir bitė yra pagauta. But the bee doesn't mind being trapped Bet tačiau bitė nepergyvena, kad jinai pakliuvo. because there's so much nectar in that flower. Nes šitame žiede tiek daug nektaro. Doesn't mind being trapped that way. Ir jai dėl to ne problema, kad jinai pakliuvo. In the same way, Krishna becomes trapped by the love of his devotee. Ir lygiai taip pat Krišna įkliūna į savo atsidavusią meilę. There's so much nectar in the heart of the devotee Tiek that daug Krishna nektar- reciprocates and loves and enjoys being trapped by that love. Tiek daug meilės atsidavusio širdyje, kad Krišna jisai mėgojasi šitą meilę ir džiaugiasi galėdamas įkliūti į ją. And that he becomes bewildered by that love. Ir jisai visiškai suklaidinamas tokios meilės. And this is bewildering. Tai yra klaidinantis dalykas. So many things that Krishna does is very bewildering. Tiek daug dalykų, kuriuos Krišna atlieka, yra gluminantis. Just like Uddhava was bewildered when Krishna came to Uddhava to ask for his advice. Lygiai taip pat ir Uddhava buvo suglumęs, kai Krišna atėjo pas jį prašydamas patarimo. Uddhava said, this is very bewildering. Uddhava sako, tai labai glumina. You're omniscient. Tu esi visą žinantis. You're the Supreme Lord. Tu esi aukščiausias viešpats. Asking me for advice. Ir tu manęs prašai patarimo. This is bewildering. Tai labai glumina mane. It's very bewildering. Tai tikrai labai glumina. But what is so bewildering is this all-conquering quality of the Lord, Bet kas labiausiai glumina šitą visą nugalinti Krišnos savybę, which reconciles all contradictions. kuri išsprendžia visus prieštaravimus. All contradictions completely reconciled when we know how much Krishna loves to reciprocate with love. Visus prieštaravimus galima išspręsti tada, kai mes žinome, kaip stipriai Krišna atsiliepia į savo bhaktų meilę. I was listening to one lecture Prabhupada was saying in a lecture. Aš klausiausi vienos paskaitos, kur Prabhupada kalbėjo. He said we should not think that Krishna is our order supplier. Mes neturėtumėm galvoti, kad Krišna yra mūsų tiekėjas. He said we should be Krishna's order supplier. Mes turėtume būti Krišnos tiekėjai. Krishna will become dependent on us. Mes turime padaryti, kad Krišna priklausytų nuo He said, mūsų. why should you try to become one with Lord Kodėl mes turime stengtis tapti vieną su viešpačiu? when you can become even greater than the Jūs Lord? galite tapti netgi didesniais už viešpatį. You can control Lord by your love. Jūs galite kontroliuoti viešpatį savo meilę. And Prabhupada used Mother Jasoda as the example, how she controls Krishna by his Ir her love. Prabhupada pateikė pavyzdį motinos Ješodos, kaip jinai kontroliuoja Krišną savo meilę. I'll end with this explanation by Vishwanath Chakravarti Thakur Ir aš in this pabaigsiu particular pastime. Višvanatos Chakravarti Thakuros komentaru šitam konkrečiam žaidimui. Mother Jasoda, she was taking the ropes and she wanted to, when she realized this time I need to bind him up. Ir mama Ješoda, jinai surinko įvairias virves, jinai galvojo, kad dabar tikrai aš turiu surišti jį. And as we all know, when she tried to bind him up, Krishna could not be bound. Ir mes visi žinome, kad kai jinai bandė surišti Krišną, Krišnos negalima buvo surišti. Because Krishna, in Krishna's transcendental body, entered two of his potencies. Nes į Krišnos transcendentinį kūną išengė šios dvi jo galios. One of his potencies called the Satya Sankalpa Shakti. Viena jo galia tai vadinama Satya Sankalpa Shakti. Satya Sankalpa Shakti is the potency of the Lord that arranges everything to fulfill his desires. Satya Sankalpa Shakti yra šita viešpaties galia, kuri viską padaro, kad viešpaties troškimai išsipildytų. By the appearance of Satya Sankalpa Shakti, then Vibhuti Shakti also manifested there. Ir kai apsireiškia Satya Sankalpa Shakti, jo kūne taip pat apsireiškia ir Vibhuti Shakti. And the Vibhuti Shakti was something very wonderful. O Vibhuti Shakti yra kažkas nuostabaus. What was the Satya Sankalpa Shakti fulfilling? Ką atlieka Satya Sankalpa Shakti? The Satya Sankalpa Shakti was fulfilling Krishna's desire that he wanted to play.
Satya Sankalpa Shaktinai tiesiog įkūnijo Krišnos norą žaisti. He wanted to be with his friends. Jis norėjo būti su savo draugais. He didn't want to be tied up by his mother. Jis nenorėjo, kad jį surištų jo mama. That was his desire. Toks buvo jo troškimas. So because that was his desire, Ir kadangi tai buvo jo troškimas, Mother Jasoda couldn't tie him up. mama Jašoda negalėjo jo surišti. And then the Vibhuti Shakti manifested something very wonderful. That was every time Mother Jasoda tried to tie him, well, there's always 2 fingers too short. Ir Vibhuti Shakti parodė kažką tai stebuklingo, kai mama Jašoda bandė surišti Krišną, virvės visą laiką būdavo 2 pirštais per trumpas. But Mother Jasoda was very determined to tie up her son. Tačiau mama Jašoda buvo labai pasiryžusi surišti savo sūnų. And therefore she told all the other gopis, go to your house and get whatever rope you can find and bring it. Ir jinai pasakė savo draugiams, gopiams, eikite į savo namus ir atneškite visas virves, kurias tik tai surasite. And all the gopis were laughing, Jasoda, why are you doing this? Can't you see you're not going to be successful? Ir visas gopės juokėsi, mama Jašoda, negi tu nematai, kad Krišna nenori būti surištas, tau nepavyks. And Mother Jasoda says, no, I want to know the extent of my son's waist. Ir mama Jašoda pasakė, ne, aš noriu sužinoti savo sūnaus liemens apimtį. Bring me the rope. Atneškit man virves. So all the rope, one after another, she was tying it. Ir visas virves, viena po kitos, Jašoda rišo vieną prie kitos. It was hard work. Tai buvo sunkus darbas. She was working very hard to tie up Krishna. Labai sunkiai dirbo, kad surištų Krišną. But every time she tied another rope and tried to pull it around, still 2 fingers. Ir kiekvieną kartą, kai pririšdavo dar vieną virvę ir apjuosdavo Krišnos liemenį, vis dėlto trukdavo 2 pirštų. Not 3 fingers. Ne 3 pirštų. 2 fingers. Tik tai 2 It was pirštų. always 2 fingers. Visą laiką 2 pirštai. And she couldn't understand. Ir jinai negalėjo suprasti. And Krishna was looking at his efforts of his mother. Ir Krišna žiūrėjo į savo mamos pastangas. And when he saw how much his mother was endeavoring to tie him up, Ir kai jinai pamatė, kaip mama stengiasi surišti jį, his heart melted, jo širdis ištirpo, just like butter. lygiai kaip sviestas. Kripa Shakti, the mercy potency of Krishna, makes his heart soft like butter. Kripa Šakti, Krišnos gailestingumo energija padaro Krišnos širdį minkštą kaip sviestas. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that what was it that made Krishna's heart melt like butter? Ir Višvanata Čakravarti Thakura paaiškina, kas privertė Krišnos širdį ištirpti kaip sviestą. He says that was the Bhakta Nishta of Mother Jasoda. Jisai pasakė, kad tai yra Bhakta Nishta, mamos Jašodos. Bhakta Nishta means conviction. I will tie up my son. Bhakta Nishta reiškia, kad aš noriu surišti savo sūnų. And between the Bhakta Nishta and he describes Svanishta, which is Krishna's own Nishta. Ir Višvanata Čakravarti Thakura aprašo Bhakta Nishta ir Krišnos Svanishta. His own Nishta means his own conviction that when my devotee manifests such determination to please me, Svanishta arba Krišnos paties troškimas Nishta, jis reiškia, kad mano Bhaktas taip pasiryžęs surišti mane, I become conquered. mane nugalėjo tai. That is his Nishta. Tai yra jo That Nishta. is the Bhakta Vatsalya. Tai yra Bhakta Vatsalya. That is the emperor of all qualities which reconciles all contradictions. Tai yra visų Krišnos savybių imperatorius, kuris išsprendžia visus prieštaravimus. When Krishna's heart melted Kai Krišnos širdis ištirpo, by his kripa, by the mercy, the kripa shakti, the mercy that manifested within his heart, nuo šitos Kripa Šakti, tai yra nuo tos malonės, kuri buvo Krišnos širdyje, then Satya Sankalpa Shakti, Vibhuti Shakti, they left. tada Satya Sankalpa Šakti ir Vibhuti Šakti pasitraukė. And the distance of 2 fingers Ir tada tas skirtumas 2 pirštų was immediately closed. iš karto išnyko. And Mother Jasoda was able to bind him. Ir mama Jašoda galėjo surišti Krišną. Vishwanath Chakravarti Thakur explains Višvanata Čakravarti Thakur paaiškino, that when there is competition between the Lord and the devotee, kai vyksta varžybos tarp viešpatės ir Bhakto, the devotee's will prevails. Bhakto valia vyrauja. That is how powerful the devotee is. Štai koks yra galingas viešpatės Bhaktas. The devotee's will prevails. Viešpatės valia, tai yra Bhakto valia, jinai We're all vyrauja. trying to become controllers in this world. Mes visi norime tapti valdovai šiame pasaulyje. Just recently I was asked a question by somebody, how to become free from everybody else's control. Kažkas manęs neseniai paklausė, kaip aš galiu išsivaduoti iš visų įtakų, visų kitų įtakų. They were thinking that this is the highest position to be in, to be free from everyone. I want to be independent, liberation, free from all control. Ir jie visi galvoja, kad aš noriu išsivaduoti iš bet kokių įtakų, iš bet kieno galios, iš kontrolės, aš noriu būti nepriklausomas, laisvas, išsivadavęs. Even Krishna likes to be controlled. Bet net ir Krišnai patinka būti valdomam.
It's his pleasure. He likes to be controlled by love. Tai yra jo malonumas, jam patinka, kai jį valdo meilė. Such is the power of love. Tokia yra meilės galia. We should desire to have such love. Mes turime trokšti turėti tokią meilę. Because that's love. That is the love that will attract Krishna's attention. Nes būtent tokia meilė patrauks Krišnos dėmesį. That is the love that every devotee aspires for. Tai yra meilė, kurios siekia kiekvienas bhaktas. And one can learn that love Ir galima išmokti tokias by meilės. hearing about these wonderful pastimes in the association of devotees. Klausantis apie visus šitos žaidimus atsidavusių bendryjoje. This is how love is awakened within the heart. Štai kaip pabunda širdie ši meilė. Nitya siddha Krishna prema sajaka bunoi shravanadi sutichiti kori udoi. That pure love for Krishna is there in the heart. Tyra meilė Krišnai jau yra širdyje. But it's of every living entity. Kiekvienos gyvos būtybės širdyje. And one hears about the pastimes of the Lord and the association of devotees of the Lord, that pure love will naturally be brought out. Tačiau kai atsidavęs klausosi apie Krišnos žaidimus, tyrų atsidavusių bendryjoje, šita meilė bus iššaukta iš vidaus. The catalyst is to hear about the pure love of the devotees of the Lord. Katalizatorius yra klausytis apie tyrų atsidavusių tyrą meilę jam. It brings out that natural love that is there situated within everyone's heart. Jinai iššaukia tą meilę, kuri slypi kiekvienos gyvos būtybės širdyje. I've gone over time. Aš jau viršijau savo laiką. Please forgive me. Prašau, atleiskit man. I will end here. Aš čia pabaigsiu. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Ačiū Jums labai. Srila Nirajana Maharaj ki jai! So. Do you want to? Thank you, Maharaj. I just have a comment, please. Ačiū Maharadžiai, aš turiu komentarą. Or you can go. But such a wonderful talk. How can Krishna be a thief if he owns everything? Kaip Krišna gali būti vagis, jeigu jis viską turi? But there's a backstory which makes the Gladstone story even better. Bet yra dar viena tokia foninė istorija, kuri šitą Gladstone'o istoriją padaro dar nuostabesnį. He was prime minister for Queen Victoria. Jisai buvo karalienės Viktorijos premjerministras. She always looked like a fierce statue. She was always scowling, not happy. Jinai visą laiką atrodydavo kaip baisi statula, visą laiką susiraukusi, visą laiką pykstanti. So Gladstone was one of her prime ministers. Ir Gladstone'as buvo vienas iš jos premjerministrų. But there was a competition between another man named Disraeli. Disraeli. Bet buvo, jisai varžėsi su kitu žmogum, Disraeli. He was Jewish. Jisai buvo žydas. So one year Disraeli was prime minister, and then the next year Queen Victoria would make Gladstone the prime minister. Ir vienais metais šitas Disraeli būdavo premjerministras, o kitais metais karalienė Viktorija padarydavo Gladstone'ą premjerministru. The next year Disraeli was the prime minister. Ir tada kitais metais vėl būdavo Disraeli premjerministru. They were in great competition. Ir jie labai varžėsi. Now Gladstone, which makes the story better, taigi Gladstone'as padaro šitą istoriją dar įdomesnę. He was very by the book, very not a people person. He was very by the book. Jis visą laiką būdavo knygos žmogus, įstatymų, taisyklių žmogus, jisai nemėgo bendrauti su žmonėmis. On the other hand, Disraeli was totally charming and everybody loved him. O iš kitos pusės Disraeli buvo labai žavingas, visi jį mylėjo. So by the book and charming because he was a free spirit. Taigi, iš vienos pusės toksai taisyklių žmogus, o iš kitos pusės toks laisvas, žavingas žmogus. Gladstone was very strict. Gladstone'as buvo labai griežtas. Disraeli was known for his humor. Ir Disraeli buvo garsus savo humoru. So Disraeli had the reputation that he could make a joke about any subject in the world. Ir Disraeli jisai buvo garsus tuo, kad jisai galėdavo pajuokauti apie bet kokį dalyką pasaulyje. He could make a joke about any subject in the world. Jisai galėdavo padaryti pokštą iš bet kokio dalyko visame pasaulyje, bet kokios temos. So Gladstone in competition trying to undermine Disraeli. Ir Gladstone'as norėdamas pažeminti, sumenkinti Disraeli, says to him, you can make a joke about any subject in the world. Jisai pasakė, tu gali padaryti pokštą anekdotą iš bet ko visame pasaulyje. Make a joke about Queen Victoria. Pasišaipyk iš karalienės Viktorijos. And she was scowling. Ir jinai jau buvo tokia pasipiktinusi.
You can make a joke about any subject in the world. O tu gali pasišaipyti iš bet ko pasaulyje. Make a joke about Queen Victoria. O pasišaipyk iš karalienės Viktorijos. He said the Queen is not a subject. Ir jisai pasakė, karalienė nėra pavaldinys. The Queen is not a subject. Karalienė nėra pavaldinys. All glories to Prabhupada. All glories to Krishna. Could I throw something in? It's not about Victorian British politics. Čia bus ne apie Viktorijos laikų politiką, It's about the mascara. apie akių dažus. It was running because of Krishna's tears. Dėl Krišnos ašarų tie dažai nuo jo blakstienų, nuo jo akių blakstienų jie tekėjo žemyn. So I was thinking about the mascara. Ir aš galvoju apie tuos maskarą. It reminded me of a story. Man tai priminė apie istoriją. There's a place near Varshana called Anjanoka. Yra vieta netoli Varšanos Andžanoka. Because Anjana means mascara Andžana reiškia akių dažai. or kajal. Arba These are kadžal taip pat. synonyms. Tai yra sinonimai. And I was appreciating the class so much. Man labai patiko paskaita. Or more than so much. It was just wonderful. Tai buvo tiesiog nuostabu. And so one day, anyway, the story goes Taigi istorija tokia, kad vieną dieną that Srimati Radharani was being dressed and decorated secretly. Šrimati Radharani, jinai pasipuošė ir apsirengė paslapčia. She didn't want Krishna to see till she was ready. Jinai nenorėjo, kad Krišna pamatytų, kol ji nebus pasiruošusi. So she was almost ready, but not quite. Taigi jinai buvo beveik pasiruošusi, bet dar ne iki galo. Because she was dressed, ornamented. Only thing was the anjan was only on one eye. Taigi jinai buvo apsirengusi ir pasipuošusi, tik tai problema buvo, kad Andžana buvo tik tai ant vienos akies. And Krishna came. Ir Krišna atėjo. What to do? Ką daryti? And Radharani panicked. Ir Radharani supanikavo. And the gopis panicked. Ir gopės supanikavo. And they called out, Ir sušuko jinai. Niranjan, Niranjan, Niranjan. Niranjana, Niranjana. So Krishna came and put the anjan Taigi, on the other eye. taigi Krišna atėjo ir uždėjo akių tušą ant kitos akies. Hare Krishna. Dar vienas komentaras. So Krishna says, Ahang Bhakta Paradhino. Krišna sako, Aham Bhakta Paradhino. So it can be translated as, I'm a slave to my devotees. Tai galima išversti, aš tampu savo atsidavusiu vergu. So it makes us think, when Krishna says, Kontaya Pratijanihi, Ir tai mus priverčia galvoti, Name Bhakta Pranashati. kai Krišna sako, Kauntėje Pratidžanihi. So he's trying to give us entrance into the position of the Vaishnava, the devotee. Jisai leidžia mums patekti į Vaišnavo padėtį. So my development, my progress in my spiritual attempt Tai yra mano progresas dvasinėse pastangose. is directly linked to my service attitude towards the devotees, my surrender to the devotees. Yra susijęs būtent su mano visiško atsidavimu tarnauti atsidavusiems. So the veil of Maya to be lifted from the deepest recess of my misconception, misunderstanding. Taigi yra, kad pakelti šitą Majos šydą nuo visų mano klaidingų suvokimų, supratimų. Must be directly linked Tai to turi būti, mercy coming from the Vaishnavas. turi būti tiesiog susijęs su atsidavusiu maloniu.
So it's very easy for us to see that Agyantimirandasya, the spiritual master, he can remove the darkness of our ignorance. Yra labai lengva suprasti, o Magyana Timirandasya, kad dvasinis mokytas patraukia iš mūsų neišmanimo šydą. But how to appreciate the Vaishnavas? Bet kaip įvertinti Vaišnavus? How to see that they are actually holding the key to my success? Kaip pamatyti, kad jie turi raktą nuo mano sėkmės? So I pray for your mercy. Taigi aš vis meldžiu jūsų malonės. Could I throw in something else, or should we just call it quits? Anyway, yeah, you know, Krishna gave his mercy to Mother Yashoda there. Taigi, Krišnas suteikė savo malonę mamai Jašodai. Eventually, Mother Yashoda untied him, Galiausiai mama Jašoda atrišo jį. but then Nanda Maharaj came. Bet tada atėjo Nanda Maharadža. And Krishna's, anyway, he wanted to do something with Nanda Maharaj. Taigi, Krišnas nenorėjo būti su Nanda Maharadža. So he started acting sulky. Taigi, jisai pradėjo elgtis kaip labai surūgęs. And Nanda Maharaj said, well, what's happened? What's wrong with you? Ir Nanda Maharadža paklausė, kas atsitiko, kas negerai su tavimi. And Krishna said, Mummy tied me up. Ir Krišna pasakė, mama mane pririšo. Oh, well, anyway, you're untied now. Go back to Mummy. Na, kaip ten bebūtų, dabar jau tu atrištas, galėjai eiti pas mamą. No, Ne, I want to come with you. aš noriu eiti su tavim. And Nanda Maharaj said, but look, I'm going out into the fields. Ir Nanda Maharadža pasakė, bet matai, aš eisiu dabar į laukus. I will come with you into Aš the eisiu fields. su tavimi laukus. But you must stay behind and play with Mummy. Bet tu turi pasilikti namuose ir žaisti su mama. I will play with you. Aš žaisiu su tavim. But I'll be busy with the cows. Bet aš būsiu užsiėmęs karvėmis. I will play with the Aš žaisiu calves. su karvėmis. But you must drink your mother's milk. Bet tau reikia gerti mamos pieną. I will drink the milk of the Aš gersiu cows. karvių pieną. But if Mummy tied you up, you must have done something wrong. Bet jeigu mama tave pririšo, tai tu turėjai padaryti kažką negero. No, Ne, I was just eating some butter. aš valgiau sviestą tiesiog. Then Nanda Maharaj understood it's just a leela. There's, it's not so deep. Ir Nanda Maharadža pagalvojo, čia tiesiog lila, čia nėra labai gilios problemos. How to break the sulky mood. Kaip dabar sugriauti tą sūnaus užsispyrimą? So he thought of a strategy. Jisai sugalvojo strategiją. He lifted his hand up Jisai pakėlė savo ranką and he asked ir Krishna, paklausė Krišnas, shall I hit her? ar aš turėčiau jai trenkti? And Krishna said, no, Krišnas pasakė, ne, because his love for his mother came up again. nes vėl pasirodė jo meilė mamai. And Nanda Maharaj said, okay, you go to Mama. Ir tada Nanda pasakė, na gerai, eik pas savo mamą. And Krishna went to Mama. Ir tada Krišna nuėjo pas mamą. Hare Krishna. So.